žodžiai tie, mano, 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 ir tas skaudi kaltė, mano, mano, mano. Pušaloto mikrorajono bendruomenė smagiai ir pakiliai minėjo žolinę Švenčiausios mergelės Marijos dangun ėmimo šventę. Bendruomenės nariai gamino žolynų puokštes ir jas šventino. Šiandieną susirinkome atšvęsti tradicinę žolinės paminėjimą, žolinės, kuri vadinasi Šventosios mergelės Marijos ėjimas į dangų. Šią žolinės šventę nusprendė bendruomenė padaryti gamtos apsuptyje, gamtos kampelyje, kurią bendruomenė ėmėsi iniciatyvos ir ją puoselėjo, atkūrė ir pirmą kartą šiemet sugalvojom padaryti šį renginį. Mes po pandemijos atgavinom bendruomenės veiklą. Ir tas pats kaip ir aikštelės puoselėjimas, tas pats kaip žolinės paminėjimas, tas pats kaip ir bendruomenės jo atgimimas. Nes kadangi bendruomenė turi ir ateiti 25 metų, reiškia didelė šventė, paminėjimas, egzistavimas, kad bendruomenė nenumirė, o egzistavo visus dešimtmečius, tai ir tą dešimtmetį mes turėsim paminėti irgi šioje aplinkoje, šiame gamtos tvarkomame parke. Prisidėjo prie programos tai Aukštaitijos Ranga atstovai, kurie padėjo su technika, padėjo buitinė darbais. Šiandieną dalyvauja ir bendruomenės nariai, ir svečiai iš kitų rajonų, ir netgi turim savus bendruomenės muzikantus. Turim netgi atstovų atvažiavusių net iš Biržų bendruomenės. Ir, žinoma, aplinkinių rajonų bendruomenės gyventojų narių. Šventėje dalyvavo ir Panevėžio miesto bei rajono bendruomenių pareigūnai, kurie kvietė dalyvauti viktorinoje bei loterijoje. Gavom kvietimą į Pušalto bendruomenę sudalyvauti šitame puikiame žolinės atlaidų renginyje. Džiugu, kad šita Pušalto bendruomenė atsigavo, turi puikią pirmininkę, džiugu, kad savivaldybė finansuoja jų projektus. Kaip ir pirmininkė pristatė, tai yra vienas šitas renginys būtent savivaldybės finansuojamas. Tai džiugu, o mes atvažiavom su savo loterija, su girtų mokiniais, bendruomenė įtraukti į mūsų bendras veiklas. Bendruomenė tapo saugia kaiminystė ir džiaugiamės, kad mes galim kartu su bendruomenė dirbti. Bendruomenės šventėje dalyvavo ir Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nariai. Džiaugiuosi, kad bendruomenė auga, stiprėja, mokinasi rašyti projektus. Pernai negavo finansavimo, šiais metais jie tikrai stipriai sustiprėjo, laimėjo porą projektų, tai vienas bendruomenės stiprinimo programa, socialinio apsaugos darbo ministerijos programa. Tai manau, kad šią dieną galim pasidžiaugtis kaip žolinės derliaus šventę ir šios bendruomenės derliaus vaisiais. Labai graži dviguba šventė Pušaloto mikrorajono bendruomenėje, žolinė, tai brandos, derliaus brandos šventė ir bendruomenės brandos šventė. Pasveikinau juos, labai už juos džiaugiuosi, yra šaunuoliai, turi lyderius ir turi žmonės, kurie seka lyderiais, kurie įsijungia į veiklą. Daug žmonių, šaunus renginys, labai gražiai įsirengė erdvę bendruomeniai. Smagia žolinė šventė džiaugiasi ir Pušalto mikrorajono bendruomenės nariai bei į šventę atvykę svečiai. Laimėjau žetoną policijos, ant raktų pakabuką širdutę ir policijos. Lietuvos policija. Labai nuostabi šventė, visuomet labai gražiai organizuojama, ne tik šiandien, bet ir visada. Klestėti toliau ir kviesti visus aplinkinius, kiek yra, burtis toliau. Pradžio laimėjau peštukus, paskui iškeičiau į kitą. Čia galima ir pasikeisti, ne? Ja. Kaip jums šit šventė? Labai puiku, pro šalį važiavau, išgirdau muziką, pritraukė mane toj. O važiuojate, kur sportuojate? Ar? Taip, važiavau lyg Dembavos dviračių taku, grįžtam, išgirdau čia grojant.
ir užsuka. Na, man patinka tokia muzika. Na. Susirinkę Upės gatvėje rengtoje renginių bei sporto aikštelėje bendruomenės nariai klausėsi vietos kapelos atliekamų dainų, gamino šventinės puokštės, žaidė krepšinį, tinklinį, smagiai sukosi šokio sūkuryje, vaišinosi užkandžiais bei gėrimais. O žvaigždė už lango, kai praeivis pavargo, kai virš kelio naktis. O žvaigždė virš draugo, mano draugo.